Linkėjimai tavam. Tai ką, priblėjusi prižvengsim jau. Žodžiu, pastovi kur tą žodžiu. Wow, sveiki, mano mėly draugai, tenai nesimatėm. Kas pasikeitė per tą laiką, kol mes nesimatėm? Dar neišmokau sureguliuoti white balanso, sugebėjau susilaužyti koją, va čia man nežinau ar matosi, ir nusipirkau naują mėgstuką. O taip, dalykai keičiasi gyvenime. Šiandien važiuojame į gastrolės, tokias mini, ne gastrolės, važiuojam tiesiog į pasirodymą. Huine, pasakiau, dabar čia reikės vėl viską trinti. Žodžiu. Važiuojame pasirodymą su Vita Žiba. Šiandien apšildo Vita Žiba Mažeikiuose. Kitą savaitę dar ten kažkur apšildysiu keliose vietose, tai jaučiu tiesiog padarysiu tokį video vlogą, pradedančio komiko gyvenimas, kažkelinta dalis. Nes dabar labai užsiėmę esam su podcastu, tai šitų video nedariau. Ir be to, kad neturiu vienos kojos, tai gal dėl to biškai sudėtinga. Nežinau, daug nedaugžiočiausių jaučiu. Atvažiuoja pilna mašina mergų, prižvengsim, beleka, karačia. Ble, tikiuosi, kad nereikia šito iškirpinėti paskui. Labai tolimas kelias, nuo Kauno reikia važiuoti 2 valandas 20 gal, tai nuo Vilniaus ten mergom iš vis jaučiu belekas. Būsim to apšildantis komikai, tai Goda Ančiukaitytė ir aš Deividas Liunavičius, taipogi dar bus bilietų skanuotoja. Ir mano ir visų labai gera draugė Eneida. Vita bus, manau, kad jo, nes jos turas. Tai šį kartą važiuojam ne su Fordu. Aš net nefilmavęs, kaip važiuojom su Fordu kažkada. Tai nežinau, ką daugiau papasakot. Šlubuoju aš link mašinos ir pasimatom mašinoj arba Mažeikiuose. Sutarėm ir pasubscribinkit. Prašau, maldauju. Ačiū. Žaidimus tai nako filmuoju iš karto. Pakartok, ką sakai dabar. Ne, aš tikrai žinau, viskas maladės, nori atsisakyti. Ant tiek kūro neįdomus, nereikalingas išvišrės. Gerai, kad ne 5. Ne, bet iš kur man žinot, kad tau lūžus? Tai aš negalvoju, tu galvoju, raustose buvai, gal open mic'e kažkuriam, ne? Хуй знает. Kažkuriam buvau, kur tu laimėjai prieš šitą. Gerai, ačiū už pagirimus, aš kartu, kad laimėjau. Ne, bet aš nesakau, kad tu geresnis buvai, tiesiog faktas. O kodėl laimėjau tada? Nes kažkas, bet žiūrėjau, seniai Nerijus laimėjo. Tai tu nėra čia ko girti, žinai. Naktas maišė. Ai, tu be bato. Tai kurva šaipos, iš visų pusių. Ko tu čia žvengi, iš vis? Darbo neturi net. Ko tu ją filmuoji, tročiai sugrįžęs, kas yra? Kas to? Blet, o tai kam tai filmuoju? Tikrai ne dėl to. Bus linksma kelionė, kaip matau iš karto. Mano šilta pučia, tavo šalta, bet tavo paliekam. Būtė šilto oro, kol važiavom, o važiavom jau valandą laiko ir neturim šilto oro, sėdim 3 susispaudė. Toks komikų yra gyvenimas, nakui. Viskas čia savybiais. O ponia, aišku, vadovė, va sėdė kaip ponia viską jau. Jenai, mes turim vieną tik tais, kuris pučia šaltą, visi tik kiti karštą, tai mes turėjom visus kitus karštus užsukti. Nes visur, ir tik šitas vienas vieta pučia šaltą. Jau matau komentarus, tai ten ta boba nemoka reguliuoti, kurva būčiau suradęs. Bet jinai mums maistą perka, mes negalim nieko. Aš tai iš vis įliu, čia tik dėl to ir esu, pavyzdžiui. Dar kažką jūs sakėt, pinigų duos ten. Čia irgi tas. Čia klasika. Lavant klaustuko. Šiaip Vita sakė, kad atgal galėsim ten ar priekį biškį pasikeis, kad būtų patogiau, tai jaučiu tiesiog mes dviesi keisimės arba mes, tu liksi sėdėjęs priekį, aš taip galvoju. Ir man patogiau bus. O tai tau nepatogu dabar? Ne. Gal išbėgsi aikštelę šiandien? Vykom Mažeikis. Kur aš su bomžu važiuoju? Kas čia pasidarė? Kodėl žmonės su bomžu su mašino šitas deda? Kas čia yra? Ką tokius? Bomžus. Pasikirdo bomžu, su bomžu važiuoju. Aš galvoju ir su bomžu važiuoju, kur. Ne, žiūrėk, bomžis, matai tenai. Tipo prieki kažkoks toksai kaip... Tai čia, kad jeigu su traukiniu susidurtum, galėtum traukinį nustumt nafui. Ką? Nu, gerai, šitą kurvą tai iškirpsi, tikrai bibidėjau. Ne, šitą būtent ir paliek. Žiūrėkit, televizijos bokštas bus. Kiek laiko užtrunkat pasiruošti? Gal tau įtiksim pagaliau. Kol man įtiksit? Baisos ir baisos mes tau. Jau. Viena iš jūsų baigsi. Dabar turim aiškintis, kurią. Kiek praeitais metais buvo bilietų? 50. O šiais? 108. Sold outas. Ir kaip jautiesi? Puikiai jaučiuosi, aš dar ir daugiau pardavau negu yra vietų. Nu nesislėp, gal susisakau. Aš dar Ne, štaisi. Tai pizano mamos. Man pizano mamos bus, ne? Kad rūkai? Tai kalbėjom, Vita sakė, 9 pasirodymai liko, ne kaip vertini šitą turą, ar labai patobulėjai nuo praeito turo? Manau, taip. Tai, kad aš pradėjau crowdworkinti po belenkiek metų, tai nuostabu, vat iš Godos išmokau, nes Goda pradėjo crowdworkinti ir aš galvoju, ką aš duchė? Šita varo, nachai?
Šitą dūkę varo, aš negaliu. Ir anksčiau nerūkai, bet išgodas ir išmokai dabar. Mes vieną iš kitos išmokom, aš dabar iš jo. Mes labai vieną žmogų biškį patapom, kartais būna atsakinėjom, taip pat ir biškį užpisa jau būna. Nu greit kokį šauką ant Vitos. Nu, davai. Ne, varyk. Ne, tai sakyk. Tai baigi. Nuo algos, ką me vardu. Iš karto. Liko dar 9 pasirodymai, esu labai laiminga, nes vidury turo jau galvojau bus pizda, labai buvau pervargusi ir norėjau, kad viskas baigtųsi, o dabar atsirado nuotaika, nes galas ir suprantu, Saulytė jau šviečia. Sakiuoju, kas įsimtų nakai. Jo, šiaip Goda man tetokus darė ne kartą. Kur tetokai. Aš čia būsiu dar visą vakarą, mėliai. Jo, nes aš jau visai būdavo ir apsiždomdavau, Goda apskabindavo, viskas bus gerai, nedaug liko, tu gali, Vyta, tu gali. Ir gali, pasirodo, kad be reikalo myžai, kad gali, ne? Galiu, įmanoma. Ką nori palinkėti žmonėm, kurie žiūri ir jau yra buvę tavo pasirodymą? Ką pasakyti jiem nori? Panos, neimkit bernų savo, jeigu jie visiškai nėra apie mane girdėję, nes tada sėdi susišykę, tokie, kur mane pakėtė, čia aš nokinu. Ir dar pats mokėjau už bilietus abu. Jo. Nebūkit iš viso tokiais rūgeliais apskritai gyvenime, ne tik iš... Neheidykit nieko, iš vis. Sekit Sesės Sodę. Sesės Sodę geriausias akantas Instagram'e, YouTube'ai ir dar raštis. Mes tai gyvybė. Nes ateina jos, tipo, 3 panos ir 3 bachūrai, tai ateikit 3 panos ir pasimėgus. Nes jums bernai dažnai sustabdo, nes tipo, kurie, tipo, nenori, ateina ir tada surūgia būna ir jums gadina nuotaiką, ateikit pasimėgus. Palikit tokius bernus iš vis. Jo, na. Iš viso palikit. Jeigu bernai neateis, tai bus susirinks tiek žmonių, kiek praeitais metais. Nu ir pogai. Bent jau pasidžiaugs, ateina tokių tie, kas nori ateiti ir pasimėgo, o tie, kurie priversti, būna, kuriems ir smagu pabūna, žinai, bet būna daug kas surūgia tokie. Žmonės, jeigu ateinat į komediją, tai ateikit juokis. Taip. Teisingai. Čia jums kūruoja nelaidotas, aš jums padarysiu dar per... Jeigu ne jokingi bairiai, ką jam. Tai kas čia tokio yra? Visada jos kūrinai šneka. Vos nenukritai su kamera. Kiek buvo? Kaip sekėsi? Mažeikiai Dan, kaip jautiesi? Gerai. Gera pasirodyti kultūros centre, nes baruose būna girti, daug rėkuoja. Gera pasirodyti čia. Faina publika buvo, daug jaunimo juokėsi. Smagu. Džiaugiuosi, kad pasiėmiau Dudvinavičių apšildyti. Girdėjau žmonės ten klykia jau netgi ant kiek juokingas. Tai su Goda tas pats buvo visiškai? Nieko nestebinu. Jo. Mane, kad gerai pašuodė nestebino, tu nustebinai. Ir tai labai smagu, malonu grįžti, nes anąkart buvo žymiai mažiau žmonių, dabar pilna. Buvo labai karšta, nes ventiliacijos neįsijungiam. Ir nepaklausėm, gal ir reikėjo paklausti. Tai jau paprakaitų variau, bet atidaviau visą save, visą savo esybę. Ir džiaugiuosi galėdama būti čia. Ir aš tiesiog tempiu tavo kameros laiką, kad tau išsikrautų batarį. Garsiau. Žinai, dabar blogai, opa! Nuostabu. Žiūrim Vitą per ausinės logus. Taip. Čia ne. Tavo regėjimas kaip ir mano, matau. Labą dieną visiems, sveikinu su jumis iš savo kuklių namų, kitaip vadinamų dar paštomatų. Ne, šiaip seniau gyvenau paštomate, o saulė žarino. Gal geriau mes čia pabūsim. Kur jis yra? Nesimato. Karačia, šiandien mes važiuojam į Telšius.
Praeitą kartą mes buvome Mažeikiuose, buvo labai tolimas kelias, labai daėdė, šiaip buvo labai linksma, labai smagu, bet tuo pačiu ir daėdė, nes buvom 5, vienoj mašinoje ir dar buvo suslūžusią koją. Dabar koja jau nesulūžus, va. O galiu daryti, ką noriu. Tai žodžiu, tai atlikė Vita Žiba, Goda Ančiukaitytė ir Eneida. Neatsimenu pavardės. Ir aš su 3 panom. Va tai va. Čia. Tai žodžiu, varom šiandien į Telšius. Žiūrėjau, bus faina, nes pasirodom dramos teatre. Teatruose pasirodyti iš vis yra rojus arba kultūrkėse. Tai žodžiu. Tai žodžiu. Pastovi kur tą žodžiu. Suskutau, va, looking fresh, very good. Tai pasimatom. Mano šunulį kadrą. Dėkimo komanda. Labas. Labas, duoda. Labas. Tu man peržiūrų pažinksi, būk negirdė? Kad atiko rakandų turi. Ai, mes dėtas santelė. Mano visas rakandas vadėjo. Ne, čia rekvizitai. Duokit man kažką sunkaus. Duok Ne, pensų. tu. Aik tu nafu. O išjungta kaitlentė. Ką, čia mano juokas toks. Tai geras? Gerai, nafu. Dar neišmokau sureguliuoti white balanso. Ai, tu ir pafilmuosi dar, o, rojus. Taigi, atvykom į Telšius. Biškai Telšiuose baisu, kad mane supydys su virtuvėlė. Galima eiti? Telšiuose tai toksai įdomu. Tai sakyk kažką savo vlogą. Sakyk, kurva, dainuok. Šokdavo, kurva. Va, taip atvykome. Čia soldautų šiandien, ne? Žodžiu, buvau, pamačiau kažkada bičą, kai neturėjau dar bičą, čia bičą Tinderį, žiauriai gražus buvo, prisidėjau Instagramą ir man belė kaip gražus jis ir aš parašiau jam, o davai į deitą varom ir jis sako, davai. Ir aš eik, ten belė kaip gražus bičas, aš turiu su juo susitikti, nieko nepažiūrėjau, nei iš kur jis yra, nei ką jis veikia, nieko. Susitikau su juo, jis sako, nu labuka. Sakau, labas, sako, tai ką? Pribliausim, prižvengsim žiauriai jau. Linkėjimai tavam. Aš pasibū namuose, jis darė makaronus man. Ir viskas, paskutinis kartas. Supratau, bet makaronai geri buvo, neįpisau į mašiną. Žiūrėk, tai pasižiūrėjai. Nu tai nes Vita pasižiūrėjau. Ne ta pusė, blėdė. Nu gerai, kurva, tai nežinau, šita? Kur už priso nachin. Kurva atrodo marodai bazarina, gerai padėjau. Gal stojam arba dėlės pasiimsim? Tai stosim. Ne, jūs čia moterį su virtuvė turi žinot. Dar vieną. Kurva dėksite, šiuose nachin. Gerai, na. Pribliausiu, prižvengsiu. Su marozė, kurva. Pribliausiu. Kurva, šokit važiuojam. Dėk. Jau matau, matot Kita pusė. Kita pusė. Kurva, šitas... 9 laipsnių. Taip? Nu, gerai, su jais manau ir taip. Aišku, kitaip. Kurva, tai sakyk, kad į save, blėt, tą dėžę gausit, vai. Pasities. Kaip šitą dėžę. Ne, už tokį bazaro koralą bando už savo buvę. Dabar Tu kur iš vis teisių neturi? Deividas dabar už manęs, kaip matote. Kabina čia tai. Sveiki. Aš čia neįdą kabinu. Šiandien žinės. Reportažas vyksta, o tu bandai išlikti reportažį. Deividas, kaip matome prie manęs, šis jaunuolis bando išlaikyti. Linkėjimai tavam. Žūk agentūrų, kurva, darbas toks. Trumpas žodis, 4 minučių. Nu, kas buvo? Žiūri, jisai. Gavai trachėją? Ne, man pradėjo irgi vienas bičiukas, sako, gausi pizdi iš scenos, aš kažką jam pasakiau, ant bario, nes telefonas jam vis pipsėjo, sako, ką tu ten darai, sako, dirbu. Sako, tai plėma, išjung, aš sako, kuo aš toj pizdi, Tada tu išjungsi. Aš sako, eik tu nahui, kaip ir šitaliai bus. Bet nieko, iš arčiau buvo jokinga viskas. Girdėjau, aš kaip tu sakai, žinai, ką aš to padarysiu? Nieko. Greičiau, gerai, čia apsiverksiu to. Okay, tai jis ir trenkė tokį juodomą obuolį. Eik tu Gerai. Va toks va rakursas.
Gerai, kaimynai pažiūrės galvos debilas visiškas. Šiandien, oi. Šiandien važiuojam į Vilnių. Vis tiek kurva nemoka, taip reikia padaryti, palaukit dar. Ta kamera įskėsta taip, kad čia šakės. Šiandien važiuojam į Vilnių, važiuojam vėl su Vita Žiba. Nevažiuojam, jinai bus Vilniuje, aš atvažiuoju, nes aš esu kaunietis. Važiuojam, šiandien šou filmavimas, tai Rokelis filmuos, tai manau nusifilmuosiu savo apšildymo programos vieną dalį. Nes turiu pirmą dalį, čia antra dalis, toks update'as, tai antras nusifilmuosiu ir faina bus, tai galėsiu paskui ateiti kažkur įsikelt, kai jau važiuosim, kai jau norėsiu eiti į trečią update'ą, tai tada galėsiu sukombainti pirmą ir antrą ir įkelt, arba daryti savo jau kažką, galbūt, tokie planai būtų, plius minus. Tai šiandien važiuojame į Vilnių, šou filmavimas, K2 klube, turėtų būti nemažai žmonių, truputėlį jaudinuosi, gal daugiau negu įprastai, bet pohui, bus gerai. Bet tai pahui, kurva, pahui, bus gerai. Tikiuosi, kad bus gerai, Vilniaus publika man visą laiką patinka, tai tikiuosi, kad šį kartą irgi nenuvils. Aišku, padarysiu viską, ką galiu pats geriausiai iš savo pusės, bus dar taip pat Godančių Kaitytė, kita apšilanti komikė ir bus Vita Žiba. Tai va, tai pamatysim, sustiksim, nežinau, kur paskutinis kadras vapšė buvo kažkur, kur važiavom iš kažkur, iš Telšių. Tai sustiksim, manau, kad Kely arba K2 komedijos klube. Su. Nemuša darbuotojų. Nemuša? Mes vienas kitą nebent tada. Tai smurtas labai artimo aplinkoje jau, ne? Jo, aš kaip arčiau biškai. Kas šiandien bus, Arensai? Vita Žiba, solinis pasirodymas, pikta teta. Labai pikta. Ne, miela draugė. Papromotinti komisiją, nauja laida. Jau varau. Arensas klausia, ar pikta, sakė nelabai. Kas? Klausia, Arenso, ar pikta teta, sakė tu, kad nelabai. Ne, šiandien nelabai pikta. Gerai, 30 sekundžių tau laiko paprašysiu. Kas šiandien bus, kaip nusteikus, girdėjau biškį jaudinės. Biškį jaudinas, dėl to, kad ką tik pašikau ir šūdatis nenusileidžia ir dabar gėda kam nors Ne pasakyti. pirmas kartas. Ir gėda kam nors pasakyti ir nežinau, ką daryti, ar man sumaišė visam ar ką. O šiaip tai ne, viskas zibys, pasidažiau. Ką daryti, šūdas nusileidžia. Ana praleidžiai, kad nenufilmuočiau. Ne, galim. Nes tenai tiesiog, ne tai, kad nenusileidžia, bet vanduo kyla į viršų, tipo ten matyti užsikimšęs tūdikas. O čia tai kontentas, na. Šitam vat medinam. Net geriau neik tenai. Aš sugalvosiu. Gerai. Gerai, o kas be to dar? O be to, tai va, Liudva apšildas, šiandien filmuojam, nėra daug žmonių, tipo normaliai, bet... Blet, 200 žmonių plus kvietimai, čia nėra daug. Čia 300 viršaus žmonių bus. Jo, bet anuose dviejose po 600 buvo. Nu tai oi. Na, bet tai reiškia, kad 200 jau žmonių pamatė. Viskas gerai, laukiu, noriu nusifilmuoti, bet biškai jaudinas, nes jeigu suspėsiu filmuojant, kažką netaip sakysiu, reikės išmesti. Tai medžiaga nieko neįs. Bet tai dar bus keli miestai, galėsi kitur nusifilmuoti, jei kas blogiausia atveju. Ne, nebefilmuosiu. Ne? Nes aš jau filmavau du šou. Ir abudu kur buvo? Ne, bet tiesiog man naujų bairių kitaip pradėjau deliverinti. Okay. Tai blogiausia atveju gali keltis tuos, nutipos. Blogiausia atveju aš nieko nekelsiu. Jo. Bibi. Noriu pamatyti, ateikite gyvai pamatyti. O taip. Užkniso čia jau dar keli ir pradeda rašyti, oi čia kam eiti, pažiūrėsim nemokamai. Šiaip tiesą sako, pažiūrėsim nemokamai. Gerai, na, aš jau filmuoju, ai, blet, iškirpsiu ką ir įsūku, įmesiu ir viskas. Tai dabar įsi Rokelį mušt, tipo, nereik, na, varyk. Ne, įkelsiu kažkiek ir visų, ko pačią video, gal ir nekelsiu, o gal ir kelsiu, bibišin, gal sugalvosiu. Va taip, gerai, nuostabi gaida. Pafilmuosi dar po pasirodymą. Gerai, einu dėdai šūdą kažkaip. Ne, taip, senelių namus numokim, nu, ne paskutinį gal. Iki pusės nusprendžiau. Kur mes būtumėm užmynę, netyčia ant bato, ant kojų pirštų. O jau fotkinsis dabar tai kokią valandą. Prižvengsim, pribilėjausim. Jau, grįžau namo jau, parvažiavau šiaip ne taip pagaliau
pavargau biškį iš tikrųjų. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot šitas gastrolės. Vitos jau nekalbinau, vis tiek po pasirodymo, tai gal pavargus ten ir taip toliau, dar ten ilgai fotkinosi, tai aš net nelaukiu, švariau tiesiog. Tai šitas pasirodymas buvo tikrai neblogas, gerai sekėsi, smagu Rokelis nufilmavo. Tai gal įsigelsiu ateitį, nežinau. Tai dar kartą ačiū labai visiems, kad žiūrėjot, būtinai pasubscribinkit, jeigu jums nesunku, labai prašau jūsų. Palaikinkit, pakomentuokit kažką, pasidalinkit su draugais, pažiūrėkit mūsų podcastą, mes darom su Benediktu Drungėla Faktą Senį, tai su svečiais dabar filmuojam, tai visai faina. Kam kas neturit ką žiūrėti, tai gali tikrai užsidėti ant fono bent jau. Ir tiek tada, susitiksim per kitas gastrolės arba podcast'e Faktą Senį. Pasiekit mane Instagram'e, čia kažkur paliksiu, arba tiesiog pasakau. Liudinavičius Deividas. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.